1939 metais rugpjūčio 23 dieną Sovietų sąjunga ir nacistinė Vokietija slapta pasirašė Molotovo-Ribentropo paktą. Jos susitarė pasidalinti rytų Europą. Vokietija pasiėma vakarų Lenkiją ir Lietuvą, o ssrs Suomiją, Estiją, Latviją, rytinę Lenkijos dalį ir Besarabiją. Praėjus mėnesiui, rugsėjo 28 dieną, šis dokumentas Vokietijai atveria galimybę pradėti karą. Jis prasideda rugsėjo 1-ąją Vokietijai užpuolant Lenkiją. Sovietų sąjunga rugsėjo 17 dieną įžengė į rytinę Lenkijos dalį. Viskas vyksta pagal susitarimą. Tačiau dvi valstybės vienoje būti negali. Todėl 1939 rugsėjo 28 dieną pasirašomas naujas paktas, kurio slaptieji protokolai leidžia Vokietijai valdyti visą Lenkiją, o sovietai gauna Lietuvą. Be Užnemunės. Tikriausiai dabar klausite, o kaip Lietuvai šiuo laikotarpiu sekėsi? Iki 1939 metų spalio mėnesio Vilnius dar vis priklausė Lenkijai. Sovietams spaudžiant Lietuvą, Lietuva pasirašo savitarpio pagalbos sutartį, pagal kurią Vilnius grąžinamas Lietuvai. Tačiau džiaugtis buvo per anksti. Lietuvoje turėjo būti įkurtas 4 sovietų karinės bazės su 20 000 karių. Vertinant Stalino veiksmus valdžioje ir Smetonos požiūrį į komunistus, buvo aišku, kad draugystė su sovietais ilgai netruks. Ei, Baltijos šalys! Pajuskit komunizmo galią! 1940 metais sovietai pradeda Baltijos šalių okupaciją, o Smetona vyriausybės sprendimu pasitraukė iš Lietuvos, nenorėdamas tapti Stalino valdžios auka. 1940 metais Liepą viskas, kas buvo lietuviška, naikinama. Visos privačios įmonės pagal komunistinę ideologiją nacionalizuojamos, o politinės partijos uždraudžiamos. Gyventojams tai nepatinka, jie bando protestuoti. Tačiau Stalinas turi savų planų. Jis pradeda persekioti žmonės turinčius kitą požiūrį į atėjusios valdžios vykdomus veiksmus, tremti juos. 1941 metais, birželio 14 dieną, per kelias dienas tūkstančiai žmonių buvo išvežti į atšiaurius Sovietų sąjungos regionus. Vežamiems žmonėms gyvuliniuose vagonuose trūko gryno oro, maisto ir vandens. Nepakeldami kelionės sunkumų, kai kurie tremtiniai bandė šokti iš vagonų, kad tik išvengti pražūtingo likimo. Pasiekus Stalino suplanuotos kelionės tikslą, žmonės persekiojo be galo didelis šaltis, badas ir skurdas, o mirtinos ligos lydėjo vos ne kiekvieną. Norėdami išlikti, žmonės turėjo būti vieningi, vieni ėjo dirbti, kiti rūpinosi buitimi. Buvo ir tokių, kurie prižiūrėjo nuo šalčio ir bado nusilpusius vaikus, senelius, negalinčius savimi pasirūpinti. Žmonės jautėsi tarsi esanti šalčio ir nepakeliamo darbo sukaustytame pragare. Darbo prižiūrėtojai bausdavo už menkiausiai nepatikusį žodį išsakytą apie sovietinį režimą. Stalinas buvo žiaurus diktatorius. Tautas jis vertino kaip marionetės, su jumis elgėsi kaip panorėjęs, siekiančias pasipriešinti stengėsi įbauginti. Taip norėjo parodyti, kad jis yra tas visagalis dievas, kuriam skirta valdyti tautas, pasaulį, tame tarpe ir Lietuvą. Ir vis tik tautos meilė Lietuvai ir ištremtiesiems artimiesiems buvo nepalyginamai stipresnė. Stalino žiaurumai, bauginimai neišgąsdino patriotiškos tautos. O grįžus į Lietuvą galima pamatyti jau veikiančius sovietinius spektaklius, kuriuose aukštinama Sovietų sąjungos ideologija. Buvo suorganizuoti netikri rinkimai, įkurta Lietuvos TSR, sukūrėnti iliuziją, kad Lietuvos žmonės turėjo teisę balsuoti. Tačiau rinkimuose dalyvavimas buvo priverstinis, o kandidatai buvo išrinkti pagal komunistų partijos nurodymus. 1941 metais, birželio 22 dieną, nacistinė Vokietija įvykdė karinę operaciją Barbarossa. Nebijokite, lietuviai, mes jūs išgelbėsime, bet tik su viena sąlyga, kad mes taip pat su jumis elgsimės nederamai, o gal net dar žiauriau. Antrojo pasaulinio karo metais, nacių okupacijos laikotarpiu, Lietuvoje pradėtas vykdyti masinis žydų tautos genocidas – holokaustas. Per trumpą laiką buvo sunaikinta didžioji dalis Lietuvos žydų bendruomenės, kuri iki tol aktyviai prisidėjo prie šalies kultūrinio, socialinio,
ir ekonominio gyvenimo. Ši tragedija paliko gilius randus Lietuvos istorijoje ir atmintyje, primindama apie žmogiškumo svarbą bei būtinybę kovoti prieš bet kokią diskriminaciją ar neapykantą. Ar pamenate, kai sakiau, kad lietuvių meilė savo tėvynei buvo begalinė? Dabar visa tai pasireikš visų stiprumu. Žmonės nenorėjo kęsti lietuviškumo, tautinių simbolių varžymo, neketino taikyti su jokio pagrindo neturinčiomis tremtimis. Atsiras pirmieji partizanai, kurie įrodys, jog Lietuvos pasipriešinimas yra įmanomas. Vokiečiams užpuolus Sovietų sąjungą, Lietuvoje susiklostė unikali situacija. Dalis lietuvių pasinaudojo šio įvykio kaip progą priešinti sovietiniai okupacijai, atnešusiai tremtis, represijas ir tautos naikinimą. Patriotiškai nusiteikę lietuviai, tikėdamisi atkurti nepriklausomybę, išėjo į miškus, paėmė ginklus ir susitelkė į partizanų būrius. Šie kovotojai priešinosi tiek sovietiniam, tiek nacistiniam režimui, tačiau jų pagrindinis tikslas buvo laisva ir nepriklausoma Lietuva. Partizanų veiksmai parodė tautos ryžto kovoti už savo kalbą, kultūrą ir teisę gyventi be priespaudos. Poetai, rašantis propagandinius eilėraščius ir poemas, dažnai tapdavo partizanų taikiniu. Pavyzdžiui, ką čia rašai? Nieko, tik eilėraštį. Kokį eilėraštį? Apie Lietuvos didybę šlovinančią tautos istoriją. Ai, gerai, nes galvojau, kad jau rašysi išduoti lietuvių tautą. Na tai kur tas mano himnas? Aš jau parašiau tau paaukštinimą. Man labai patiko, kai himne parašėjai. Mus Stalinas veda į laimę ir galią. Tautų mus draugystė kaip plienas tvirta. Tu man melavai. Partizanai siekė išsiaiškinti poetų, rašančių propagandinius tekstus veiklą. Kartais kolaborantai patirdavo spaudimą, reikalavimą prisipažinti dėl jų negarbingos veiklos. Kai kurie netgi būdavo priversti prisijungti prie partizanų gretų, kad savo darbu ar kova atlygintų žalą padarytą tautai. Partizaninis karas Lietuvoje prasidėjo nuo 1944 metų, kai Sovietų sąjunga antrą kartą okupavo šalį. Šis organizuotas pasipriešinimas tęsėsi beveik dešimtmetį, iki 1953 metų. Tačiau jo poveikis Lietuvos istorijai buvo ilgalaikis. Sukilimą organizavo partizanų vadai Adolfas Ramanauskas Vanagas, Jonas Žemaitis Vytautas, Juozas Lukša Daumantas, Aleksandras Grybinas Faustas ir kiti. Jie tapo pagrindiniais kovos prieš sovietinę okupaciją lyderiais. Nuo 1944 iki 1945 metų daug lietuvių pasitraukė į miškus ir pradėjo organizuotą pasipriešinimą. Jie ne tik kovojo su ginkluota sovietų kariuomenė bei NKVD, bet ir vykdė propagandinį darbą, leisdami pogrindinę spaudą. Pavyzdžiui, leidinius Laisvės varpas, Prie rymančio rūpintojėlio ir kitus, kurie kėlė tautos dvasią ir skleidė nepriklausomybės idėją. Partizanų pasipriešinimas labai nepatiko Stalinui, nes nuolat vykstantys susirėmimai trukdė sovietų planams kolonizuoti Lietuvą. Dėl nuolatinės partizanų veiklos daugelis sovietų atsisakydavo keltis gyventi į Lietuvą, nes čia buvo jiems nesaugu. Stalinas, siekdamas sunaikinti pasipriešinimą ir palaužti Lietuvos gyventojų dvasią, pradėjo masinius trėmimus. Pirmoji trėmimų banga įvyko 1941 metais, tačiau jis suintensyvėjo pokario metais, ypač 48, 49 ir 51 metais. Vien 1948 metais per operaciją Vesna iš Lietuvos buvo ištremta apie 40 000 žmonių, daugiausia ūkininkų šeimos. Šie žmonės buvo prievarta išvežti į atšiaurius Sibiro, Kazakstano ir kitų Sovietų sąjungos regionų vietas. 1949 metais tremtis pasiekė piką. Tūkstančiai šeimų buvo atskirtos ir deportuotos.
Nepaisant to, kad sovietai tikėjosi palaužti lietuvių tautą, tremtys tik dar labiau sustiprino partizanų pasiryžimą kovoti už laisvę. Lietuvos laisvės kovos sąjūdis, įkurtas 1949 metais, tapo vienu reikšmingiausių organizuotų pasipriešinimo simbolių. 1949 metais vasario 16 dieną LLKS priimta deklaracija paskelbė Lietuvos valstybės tęstinumą ir kovos už nepriklausomybę tikslą. Partizanų ir tremtinių aukos tapo svarbia dalimi Lietuvos istorijoje ir nepriklausomybės siekyje, įkvėpusios ateities kartas siekti laisvės. Nors Stalinas siekė sunaikinti tautos pasipriešinimą, Lietuvos partizanų ir tremtinių dvasia išliko nenugalima.